1989 metais Lietuvoje pradėjo veikti Euro 26 kortelė. Tačiau neatsirado entuziastų, kurie su jie dirbtų ir jos veikimas buvo tik teorinis. Šiek tiek daugiau kaip prieš 1,5 metų ši kortelė buvo atgaivinta. Šios iniciatyvos ėmėsi studentė Rūta Labalaukytė. Šiuo metu su kortelė pervadinta į Europos jaunimo kortelę dirba 3 žmonių komanda. Kokią funkciją atlieka ši kortelė, pasakoja kortelės vadovė Rūta. Mes Europos jaunimo kortelę kuriam kaip įrankį jaunam žmogui, kad jis galėtų turėti nuolaidas jam reikiamose vietose ir ten jomis pasinaudoti. Jeigu jis nori keliauti, mokytis arba dar ką nors daryti, tai kad tai galėtų daryti lengviau ir mes jam padedam suteikti informaciją. Ta, kurios jis su kitomis nuolaidų kortelėmis tikrai negautų. Tai jeigu jis nori keliauti, mūsų puslapyje jis tikrai ras patarimų, kaip jam elgtis bet kurioje Europos valstybėje ar net už Europos ribų. Jeigu jis nori mokytis kažkur, tai tikrai bus patarimų, kaip tai padaryti lengviau ir paprasčiau. Europos jaunimo kortelę gali įsigyti bet kuris asmuo nuo 7 iki 30 metų, nepriklausomai nuo jo statuso, moksleivis, studentas ar dirbantysis jis yra. O įsigyti šią kortelę labai paprasta. Norintis įsigyti Europos jaunimo kortelę, jaunas žmogus tai gali padaryti keletų būdų. Jis ją gali užsisakyti mūsų puslapyje www.jaunimas.lt skiltyje užsisakyk kortelę. Taip pat jis ją gali gauti Swedbanke su Zoom programa užsisakydamas Zoom web kortelę. Taip pat mokiniai, kurie turi elektroninį mokinio pažymėjimą, gauna Europos jaunimo kortelę kaip ir nemokamai, nes jų elektroninis mokinio pažymėjimas ir yra Europos jaunimo kortelė. Europos jaunimo kortelė padaroma per vieną darbo dieną Vilniuje. Jei ši kortelė siunčiama į kitą Lietuvos miestą, jie siunčiama per 4 darbo dienas. Europos jaunimo kortelė veikia visoje Europoje, tai ne tik Europos Sąjungoje, tačiau ir kontinentinėje Europoje, tai su Europos jaunimo kortelė laisvai galima naudotis Rusijoje, Ukrainoje, Gruzijoje. Apie tai, jo kortelė iš tiesų suteikia daug galimybių, pasakoja ir Vilniuje gyvenantis Edgaras. Mano nuomonė, tai yra tikrai labai naudingas dalykas, kuris suteikia jaunimui daugiau galimybių lankytis kultūriniuose renginiuose, galbūt keliauti po Europą ir kitas šalis, kur pripažįstama šita kortelė, taip pat suteikia galimybę atleisti laisvalaikį už prieinamesnę kainą. Šiuo metu Europos jaunimo kortelę galima naudotis 38 valstybėse. Jose galima pasinaudoti beveik 60 000 nuolaidų, o Lietuvoje šiuo metu taikoma per 600 nuolaidų. Tiek Lietuvoje, tiek užsienyje nuolaidų tinklas nuolatos plečiamas.